Liepos 30-osios paryčiai 3:45 ryto. Apsaudos kamera prie namo įėjimo rytų Lenkijoje. Užfiksuoja blyksnį nušviečiantį horizontą. Ir garsą, kurio nė vienas vietos gyventojas nebuvo girdėjęs per visą savo gyvenimą. Tai buvo rusų sparnuotoji raketa, skrendanti 100 km NATO šalies teritorijoje ir paleidžianti šiluminius masalus pakeliui. Tuos klaidinamuosius šiluminius masalus, kuriuos naudoja raketos, kad apgautų oro gynybos sistemas. Ir tai rodo vieną nerimą keliančią dalyką. Tas ginklas veikia iki paskutinės sekundės. Kitą dieną pasaulis tai pavadino dar vienu neapgalvotų Rusijos veiksmu. Tačiau neapdairumas yra tada, kai suklysti netyčia. Tačiau mažai kas kalbėjo apie tai, kad šis išpuolis jau buvo užrašytas dokumente, likus mėnesiui iki jo įvykdymo. Putinas žinojo, kad jo planas buvo nutekintas ir vis tiek surengė ataką. Priežastis? Atsakymas atskleidžia vieną didžiausių jo klaidų šiame kare. Pirmiausia, pakalbėkime apie tai, kas įvyko tą naktį. Rusija surengė vieną didžiausių pastarųjų mėnesių oro atakų prieš Ukrainą. Buvo paleistos 74 raketos ir 265 dronai. Netoli Kryvyj Riho miesto. Balistinė raketa pataikė į namą ir visa šeima žuvo. Per šią atakų bangą vienas KH-101, viena iš pažangiausių Rusijos sparnuotųjų raketų, kirto Lenkijos sieną ir toliau skrido apie 100 km. Kol sprogo nupjautame lauke Liublino regione. Palydovinės nuotraukos rodo sugriovimų mastą. Krateris, kurio plotis viršija 10 metrų, o gylis 5 metrus, nuolaužos išsibarstė 200 metrų spinduliu. Artimiausi namai buvo už 2 km nuo ten. Užtektų nedidelio nukrypimo nuo šio maršruto ir mes kalbėtume apie aukas NATO teritorijoje. Artimiausiomis valandomis regione skraidė kariniai sraigtasparniai. Vietos policija aptvėrė visą lauką. Lenkija puikiai žino, kuo tai galėjo tapti. 2022 metais Pševoduvo kaime 2 lenkų ūkininkai žuvo, kai raketa nukrito kaimo sodyboje. Tuo atveju tyrimas nustatė, kad tai buvo Ukrainos oro gynybos raketa, kuri pasiklydo bandydama perimti Rusijos ataką. Atidžiai pažiūrėk, kas čia įvyko. Vienintelis kartas, kai šiame kare žuvo žmonės Lenkijos teritorijoje, pagrindinė priežastis taip pat buvo Rusijos ataka. Tačiau šis atvejis yra kitoks. Tai yra pirmoji patvirtinta Rusijos raketa NATO teritorijoje nuo karo pradžios. Ir dar viena detalė, kurią Lenkijos pareigūnai rado nuolaužose. Raketa buvo pagaminta 2026 metais. Tai nebuvo sovietinio laikotarpio metalo laužas. Ji išėjo iš gamyklos šiais metais ir atsidūrė Lenkijos lauke. Dabar kyla pirmasis nemalonus klausimas. Ar Lenkija matė, kaip atskrenda ši raketa? Taip, ji matė. Ir būtent tai viską daro dar keisčiau. Lenkijos vadavietė aptiko neatpažintą objektą, įskridusį į oro erdvę maždaug 3:40 ryto. Į orą pakilo naikintuvai. Pakilo radiolokacinis lėktuvas. Į orą pakilo NATO kuro papildymo orlaivis. Į raketą skrido. Skrido! Ir nukrito pati. Nebuvo numušta. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas nuėjo prie kraterio ir pateikė oficialią versiją. Jis sakė, kad kariškiai buvo pasiruošę bet kuriuo metu numušti raketą. Tačiau jo žodžiais tariant, raketa nukrito pakankamai anksti toje teritorijoje ir numušimo operacijos neprireikė. Tai galbūt ir turi prasmės. Juk numušti raketą su sprogstamuoju užtaisu virš savo teritorijos reiškia paskleisti nuolaužas. Ir niekas nenori, kad nuolaužos kristų ant namų. Tačiau nerimas išlieka. Kodėl ginkluota rusų raketa kelias minutės skrido virš NATO šalies ir nusileido savaime?
Ir įvyko dar viena nesėkmė. Ir tai yra nepateisinama. Per 13 minučių nuo raketos aptikimo iki smūgio sirenos kaukė. Tačiau ne vienas oficialus kanalas neįspėjo šio regiono gyventojų apie tai, kas vyksta. Lenkijos vyriausybė vėliau pripažino, kad perspėjimo sistema turi struktūrinių trūkumų ir paskelbė apie visišką reformą su nauja skubios pagalbos programėle. Dabar įsidėmėk šį vaizdą. Gynyba aktyvuota. Naikintuvai ore, gyventojai nežinioje. Nes būtent čia ir atsiranda dokumentas, kurį minėjau pradžioje. Ir kai suprasite, kas jame buvo parašyta, visa ši naktis įgauna visai kitą prasme. Liepos 3 dieną, beveik mėnesį prieš raketos incidentą, Lenkijos ir Didžiosios Britanijos spauda atskleidė, kad Amerikos žvalgyba buvo pateikusi tiesioginį įspėjimą Lenkijos vyriausybei. Pasak šių pranešimų, Rusija svarstė provokacijos prieš Lenkijos teritoriją scenarijus. Ir scenarijai buvo išvardyti vienas po kito. Pirmasis iš jų buvo dronų ataka prieš kritinę infrastruktūrą, pavyzdžiui elektrinę, apsimetant, kad tai nelaimingas atsitikimas. Antrasis – imituota oro ataka, sukurta tam, kad priverstų Lenkiją aktyvuoti gynybą ir parodyti, kaip ji reaguoja. Trečiasis ir pats ekstremaliausias – hibridinis įsiveržimas pasienyje, kai Rusijos arba Baltarusijos kariai įžengė į Lenkiją. Ir jau buvo net paruoštas pasiteisinimas. Kažkas panašaus į GPS gedimą arba gelbėjimo misiją dėl sudužusios sraigtasparnio. Ir viso to galutinis tikslas. Pasak Lenkų šaltinių, buvo įtraukti vakarus į derybas ir iškelti vienintelį reikalavimą, kuris iš tikrųjų rūpi Rusijos vyriausybei. Karinės pagalbos Ukrainai nutraukimas. Dabar pažiūrėk į datas dar kartą. Įspėjimas. Liepos pradžia. Haketa. Liepos 30. Oro ataka, kuris suaktyvina Lenkijos gynybą, puikiai tinka antrajam scenarijui. Ir jei manote, kad žvalgybos ataskaita yra spėjimas, prisiminkite 2021 metus. Tais pačiais metais ta pati Amerikos žvalgyba perspėjo Europą, kad Putinas ketina įsiveržti į Ukrainą. Jie aprašė planą dar prieš daugelį Rusijos vadų apie jį sužinant. Vokietija nepatikėjo. Net dalis pačios Ukrainos nepatikėjo. O invazija atėjo būtent taip, kaip buvo parašyta. Tie, kurie ignoravo perspėjimą, brangiai sumokėjo. Beje, jei jūs tik dabar sužinote apie šio dokumento istoriją, būtent tokias užkulisių istorijas aš čia pasakoju kiekvieną savaitę. Tad pasinaudokite progą ir užsiprenumeruokite kanalą. Ir šį kartą Lenkija patikėjo. Ir padarė tai, ką diplomatijoje beveik niekada nepamatysi. Ji viešai sureagavo į slaptą planą. Praėjus kelioms dienoms po nutekėjimo, Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pasiuntė aiškę, konkrečiai adresuotą žinutę. Jis pasakė, kad būtų rimtas neapdairumo ir kvailumo aktas, jei Vladimiras Putinas nuspręstų išbandyti aljanso vienybę. Ir tada jis kreipėsi tiesiogiai į jį. Mes žinome, ką tu planuoji. Nedaryk tu. Atkreipkite dėmesį į viską, kas iki šiol įvyko. Planas buvo nutekintas. Taikinys žinojo. Taikinys viešai pranešė, kad žinojo. Ir tuo momentu bet kuris strategas nutrauktų operaciją. Nes provokacija veikia tik tada, kai yra netikėta. Tačiau istorija tuo nesibaigia, nes NATO neapsiribojo vien perspėjimu. Kelios savaitės prieš tai, birželį, Vokietijos oro pajėgų vadas generolas Holgeris Neumannas davė interviu britų laikraščiui The Telegraph, kuris atėmė ramybę Rusijos vyriausybei. Jis pasakė, kad jei Rusija užpuls NATO šalį, atsakas bus triuškinantys oro smūgiai. Ir jis neapsiribojo bendromis grėsmėmis. Jis įvardijo taikinius. Kaliningradas, Rusijos karinis anklavas įspraustas tarp Lenkijos ir Lietuvos, Sankt Peterburgo regionas, kuriame yra Rusijos karinės jūrų bazės, Kolos pusiasalis tolimiausiame šiaurės taške, kur dislokuoti branduoliniai povandeniniai laivai ir Rusijos juodosios jūros laivynas. Ir pridūrė frazę, kuri tapo antrašte. Pasiruošę kovoti šiąnakt.
Kai žurnalistai paklausė Vokietijos vyriausybės, ar tai rimta, Gynybos ministras neatsitraukė nė per centimetrą. jis iš tikrųjų patvirtino šį scenarijų. Mes kalbame apie atvejį, kai būtų užpulta Vokietija arba NATO. Kitaip tariant, tai nebuvo tik generolas per daug pasakęs interviu metu. Vokietijos vyriausybė patvirtino tai, ką jis pasakė. Dabar turime visą vaizdą. Planas buvo nutekintas. Lenkija perspėjo, kad žino. Aljansas įvardijo atsakomųjų veiksmų taikinius. Ir vis tiek. Net ir visą tai žinant, visiškai nauja rusiška raketa pagaminta 2026-aisiais kirto 100 km per Lenkiją. Tad kyla klausimas. Kodėl? Koks tai skaičiavimas? Ir būtent dabar istorija visiškai pasikeičia. Pradėkime nuo to, ką sako Rusija. Rusijos vyriausybė viską neigia. Kitą dieną po incidento Lenkijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos ambasadorių pasiaiškinti. Jis nusileido pastato laiptais, apsuptas žurnalistų, ironiškai pasakė. Jis pasakė, kad pokalbis buvo iš serijos labai tikėtina, kaip visada. Pašietant, kaip vakarai kaltina Rusiją, nerodydami jokių įrodymų. O kai paklausė, ar raketa buvo rusiška, atsakė vienu žodžiu. Ne. Nusisuko ir įlipo į automobilį. Bet ar pastebėjai tą detalę? Tuo metu Lenkija jau buvo išnaršiusi 3 kvadratinius kilometrus laukų, surinkusi nuolaužas, nustačiusi modelį ir net gamybos metus. Neigimas nepakeičia faktų. 10 metrų skylė vis dar buvo žemėje. Ir jei buvo tikimasi, kad baimė privers Lenkiją atsitraukti nuo Ukrainos, įvyko visiškai priešingai. Ir tai įvyko rekordiškai greitai. Tuo pačią dieną, per apsilankymą prie kraterio, Tuskas paskelbė, kad vyriausybė svarstys galimybę išsiųsti daugiau raketų Ukrainos oro gynybos Patriot sistemoms. Ir čia yra svarbi detalė. Tai nebūtų pirmas kartas. Liepos pradžioje Lenkija jau buvo patvirtinusi Patriot perėmėjų perdavimą Ukrainai. Iš tikrųjų, ataka, kuri turėjo nutraukti šį srautą, tik paspartino šį srautą. Ukrainos argumentas taip pat sustiprėjo. Nes kai raketos kelias minutės skrido virš Lenkijos ir nebuvo numuštos, Ukraina tą pačią naktį numušė 10 raketų. Lvivo priešlėktuvinė brigada paskelbė 2 KH-101 raketų vaizdus. Tas pats modelis, kuris nukrito Lenkijoje, buvo perimti vokiečių Iris-T sistemos ir virto ugnies kamuoliais danguje prieš pasiekdami taikinius. Po kelių dienų Ukrainos sraigtasparniai medžiojo ir neutralizavo 14 kamikadzių dronų ore vieną po kito Chersono regione. Štai kodėl Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibircha pačią 30 dieną, praėjus kelioms valandoms po smūgio, parašė: Sustiprinti Ukrainos oro gynybą dabar yra skubu ir tai yra visos euroatlantinės bendruomenės apsaugos garantija. Kitaip tariant, jis nori pasakyti, kad Ukraina iš esmės yra Europos oro skydas. O ta raketa Lenkijoje ką tik įrodė šį teiginį. Pačioje Lenkijoje poveikis buvo priešingas paralyžiui. Vyriausybės saugumo centras paragino piliečius pasiruošti išvykimo krepšius. Įspėjimo sistema yra atnaujinama. Rusijos ambasadorius buvo iškviestas. O viceministro de Defeza apibendrino naująjį Lenkijos sutarimą be jokių užuolankų. Neturėkime iliuzijų, tokios provokacijos ir toliau vyks. Kaip matote, Lenkija, kuri turėjo iš šio įvykio išeiti išsigandusi, išėjo dar labiau ginkluota, budresnė ir labiau įsipareigojusi Ukrainai, nei buvo anksčiau. Taigi grįžkime prie to klausimo, kurį uždavėme pradžioje. Kodėl Putinas įgyvendino paskelbtą planą? Tiesa ta, kad niekas už Rusijos vyriausybės ribų tiksliai nežino atsakymo. Ir Lenkijos vyriausybė teigia neturinti jokių požinėdų, kad Lenkija buvo tyčinis taikinys. Oficialiai raketa galėjo nukrypti nuo kurso per masinę atakos naktį.
Tačiau Lenkijos viceministras atsisakė atmesti tyčios galimybę. Jis netgi įvardijo šį įvykį kaip dalį modelio, kuris kartojasi jau kelis mėnesius. 19 rusiškų dronų virš Lenkijos praėjusių metų rugsėjį. Rusijos naikintuvai provokuoja Baltijos šalis. Balionai kerta sienas. Kopečios laiptelius po laiptelio, kiekvienu tikrinant reakciją. Tačiau šioje istorijoje yra dar svarbesnis dalykas. Pažiūrėkite, kai jūsų planas išaiškėja, kai buvo Rusijos atveju, Jūs įstringate spąstuose, kur abu keliai veda į pralaimėjimą. jei Putinas atsitraukia ir nieko nedaro, Jis patvirtina, kad Amerikos žvalgyba skaito jo planus. Ir kad viešas perspėjimas buvo pakankamas jį paralyžiuoti. tai reiškia silpnumą. Dabar. Jei jis puola, jis įrodo, kad ataskaita buvo teisinga. Patvirtina kiekvieną būsimą Jungtinių valstijų perspėjimą ir dar labiau suartina sąjungininkus. Tai irgi silpnumas. Nebuvo laiminčio ėjimo. Tačiau buvo mažesnis pralaimėjimas. Operacijos nutraukimas kainavo tyliai įžeistą savimeilę. Vykdyti kainavo viską, ką matei. Ir tai yra ta didžioji klaida, apie kurią kalbėjau vaizdo įrašo pradžioje. Tarp dviejų pralaimėjimų Putinas pasirinko brangiausią. Ir štai rezultatas. Lenkija dabar siunčia daugiau ginklų į Ukrainą. NATO viešai atskleidžia atsakomųjų smūgių taikinius. Ir visas pasaulis žino, kad netikėtumo faktorius, Vertingiausias ginklas, kurį turėjo Rusijos vyriausybė, jau nebeegzistuoja. Tiesa ta, kad baimė veikia tik tol, kol esi nenuspėjamas. O Putinas ką tik įrodė visų akivaizdoje, kad jis toks nėra. Dabar turiu tau kai ką pasakyti. Ši eskalacija dar nesibaigė. Pati Lenkijos vyriausybė aiškiai sako, kad bus dar daugiau. klausimas, į kurį niekas nežino atsakymo, yra, koks bus kitas žingsnis. Ir ar NATO sureaguos prieš ar po to? Mes stebėsime kiekvieną šios eskalacijos žingsnį čia, kanale. Todėl užsiprenumeruokite, kad nepraleistumėte kitų serijų. Prieš išeidamas, atsakyk man į vieną klausimą komentaruose. Tavo nuomonė. Ar raketa Lenkijoje buvo apgalvotas Putino bandymas, ar nelaimingas atsitikimas, kurį jis tyčia leido įvykti? Palik savo nuomonę žemiau. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kito vaizdo įrašo.